Jūs galite įsivaizduoti, kaip Lietuva miega, kaip gyvena burbuluose, kaip, aišku, lietingas oras, bet dažniausiai prieina, pasižiūri ir paaiškini, bet žmonės yra savotiškai, net nesupranta, kad galit šitaip keistis, yra labai, labai užmigdytų žmonių, negražiai pasakysiu, užzombintų. Ateina ir jaunimo, ateina domisi, nepasakysiu, kad čia yra visiškai mirusi sala, bet Vilnius yra iš tikrųjų sergantis, tikrąja ta žodžio prasme. Jie gyvena visai kitoj atmosferoj, visai kitam supratime ir tai yra labai skaudu, labai skaudu. Atrodo, stengiasi Ačiū. bet aš, Rikantai, noriu pasakyti, kad nesijaučiu, kad aš čia bergždžiai sėdžiu, aš veikiu, darau ir esu lakmuso popierėlis šitoj mūsų visuomeniai ir labai gerai stebiu ir rašau dienoraštį ir tiesiog dirbame. O kada jie praregės, nėra laiko mums į juos žiūrėti, mums reikia eiti ir daryti.